Przez stulecia życia Šimtmečius žydai atlieka religinę ceremoniją. Čia Jeruzalės gatvėmis jie neša šventinius rytinius Toras, hebrajų Bibliją, kuri atnešė monoteizmą į vakarų pasaulį. Šiandieninis judaizmas ir Biblija, kurią žinome, atsirado pirmaisiais amžiais po Kristaus. Aplinkoje, kurioje pasaulis fundamentaliai pasikeitė, atsiradus krikščionybė, tačiau būtent šis laikotarpis, kuriame buvo padėti vakarų civilizacijos pamatai, buvo neprirašytas istorijos puslapis. Rankraščių suradimas prie mirusios jūros buvo lyg spindulys tamsoje. Giliuose Jeruzalės Rockefellerio muziejaus rūsiuose yra saugomi seniausi Biblijos rankraščiai. Rankraščiai iš Kumrano. Rytiniai, kurie apie 2000 metų išbuvo grotose dykumoje, dabar yra muziejaus rūsiuose. Per beveik pusę amžiaus tik nedidelė grupė privilegijuotų mokslininkų galėjo prie jų prieiti. Tai buvo didžiausias šimtmečio archeologo atradimas. Tajemnica Rytinių nuo mirusios jūros paslaptis. Czołowi uczeni. Metų metu žymiausi mokslininkai laukė šių rankraščių. Jie buvo dingę iš pasaulio istorijos. Šie rankraščiai apšviečia istorijos įvykius, kurie susiję su pirmaisiais Izraelio krikščionimis. Iš dalies jie buvo publikuoti. Tai kambarys, į kurį gali eiti tik nedaugelis, nes iš 100 rytinių, kurie čia yra, didelė dalis nebuvo publikuota arba yra publikavimo stadijoje. Norintys čia patekti asmenys turi gauti tarptautinius mokslininkų komisijos leidimus. Jie sprendžia, kas galės čia patekti, o kas ne. Būtent prie nepublikuotos medžiagos. O visa istorija prasidėjo kaip paslaptinga legenda. 1947 metų pavasarį 3 piemenys klajojo kalnų keliu prie mirusios jūros. Jų beduinų gentis naudojosi juo šimtmečius. Šio nesvetingo kraštovaizdžio takais dažnai naudojasi kontrabandininkai. Kai gyvuliai ganėsi, vienas piemenų, Muhamedas Eldypas, vadinamas vilku, paliko draugus ir įsiropštė į Kamrano kalnų šlaitą. Svajojo rasti paslėptus lobius, kuriuos vylėsi vieną dieną rasti. Pamatęs angą į grotą, įmetė į ją akmenį ir savo nuostabą išgirdo dūžtančio indo garsą. Jaunas beduinas plakančia širdimi įlipo į uolą. Kai jo akis priprato prie prieblandos, tada jis pamatė daug sudaužytų indų. Tai atidarė kelis nesudaužytus indus, rado 3 rytinius. Nustebęs išėjo iš grotos, kad dienos šviesoje apžiūrėtų radinius iš senos sutrūnijusios odos. Nusivylęs nesuprato, kad jo akis pirmą kartą po daugiau kaip 20 amžių žiūrėjo į didžiausią mūsų šimtmečio archeologinį radinį. Rytiniai nuo mirusios jūros. Žinoma, niekas išskyrus siaurą ratą žmonių, kuriems ta laimė teko, nežino, kas yra tie surasti dokumentai. Visi mokslininkai galėjo susipažinti su publikuotais tekstais, kai kurie turėjo teisę susipažinti su kai kuriais nepublikuotais.
Nežinau, visą tai paslaptinga. Nie wiem. Wszystko jest takie... Tai fenomeno iš Qumrano problema. Problem fenomenu z Qumranu. Zawsze, gdy zadaje się... Visada, kai užduodamas paprastas klausimas, tai yra įprastai paprastas klausimas, o ko paprastesnis klausimas, to sudėtingesnis atsakymas. Jėzus Kristus apie tai kalbėjo, žinojo tai. Tai užsiminta pasakojime apie negerą tarną. Kalbėdamas apie šviesos vaikus, mintise galėjo turėti sektą egzistavusią prie mirusios jūros. Taip lyg tai būtų krikščionis prieš krikščionybę. Manoma, kad tai yra slapta informacija apie Jėzų ir apaštalus. Istnieją teorie wciąż nawiązujące do tego, że jest to tajemna informacja o Jezusie i apostołach. Ale to wszystko dopiero... Bet visa tai bus maždaug po 50 metų, nes dabar 3 beduinai keliauja į Betliejų. Vietinėme turguje jiems pasakoma, kad šie odos gabalai gali turėti kokią nors vertę, jei pasirodytų, kad jie autentiški. Ieškodami ko nors, kas galėtų tai nustatyti, atėjo vietinio prekiautojo senienomis Kamilo Šalilo vadinamo Kando krautuvėlę. Jis buvo siuvėjas, bet kartu prekiavo ir senienomis. Beduinas, kaip pasakojama, norėjo ritinį panaudoti sandalų taisymui. Išpjauti iš jodinius dirželius. Bet Kando, kaip žinovas, pasakė, kad iš to nieko nebus. Oda pernelyg sutrešusi ir dirželiai nebūtų stiprus. Tačiau iš to buvo galima užsidirbti. Savo namuose Betlėjoje Kando nenorėjo patvirtinti šio pasakojimo. Iš viso nenorėjo su mumis kalbėti, bet žinoma, kad už kuklų atlyginimą troško būti beduinų tarpininku. Kuklų atsižvelgiant į tai, kad prekyba senienomis taip juodosios rinkos užsiėmimas. Tada Britų valdžia Palestinoje reikalavo, kad visus radinius už nedidelį piniginį atlyginimą perduotų jiems. Beduinai grįžo į dykumą, kad dar kartą patikrintų grotą. Kando pradėjo ieškoti pirkėjo. Po kelių savaičių beduinai atnešė dar 4 ritinius, tačiau pakėlė kainą ir Kando davė tik 1. Likusius pardavė kitiems prekiautojams už 7 Palestinos svarus. Kando, galvodamas, kad rankraščiai gali būti iš senovės Sirijos, nunešė pas pravoslavų bažnyčios Palestinoje arkivyskupą Markui Samueliui. Čia Švento Markaus vienuolyne Markas Samuelis nupirko rankraščius, tikėdamasis, kad tai senovės krikščionių tekstai. Kando pardavė tas knygas per pasiuntinį vardu Džordžas, vyskupui. Tada, kai jas gavo, dar nebuvo arkivyskupo, tik vienuolio. Markas Samuelis vasarą ir rudenį praleido keliaudamas po Palestiną, Jordaniją ir Siriją, ieškodamas ko nors, kas įvertintų rankraščius. Samuelis tikėjo, kad jie autentiški, tačiau visur susidurdavo su dvejonėmis ir skeptiškumu. Tai kambarys, kuriame Anastazijus Samuelis gyveno būdamas vyskupu. Iš čia išvažiavo, išsiveždamas rankraščius nuo mirusios jūros. Su šiais rankraščiais atvyko Eskol Biblic rytų Jeruzalėje. Tais laikais daugelis mokslininkų jo netikėjo. Vienas iš Ekal Biblik profesorių išsiuntė jį atgal sakydamas, kad tai falsifikatas. Ekol Biblik, prancūzų Biblijos ir archeologijos mokslo įstaiga Jeruzalėje ir jos direktorius Roland Devo priklausė Domininkonų vienuolijai. Jis suvaidino didelį vaidmenį radinių prie mirusios jūros istorijoje. Taip pat svarbu vaidmenį suvaidino ir katalikas Neofilas Džordžas Stradžvilas. Jis perėmęs vadovavimą po tėvo Devo tyrimo komisijai susilaukė nesutarimo. 1947 m. lapkrityje Britų valdžios politika Palestinoje paaštrėjo. Keliauti tapo pavojinga, ypač Jeruzalėje. Suvienitinių nacijų organizacijoje siekia krašto padalijimo į Izraelį, į Palestiną. Augant įtampai tarp arabų ir žydų, Britai padalijo Jeruzalę į dalis. Spygliuotos vielos užtvaros ir kariniai patruliai ribojo perėjimą iš vienos pusės į kitą.
23 Lapkričio 23 dieną Hebrajų universiteto archeologijos profesoriui Euzeriui Sukelenkiui paskambino senienomis prekiaujantis draugas, kuris norėjo tuoj pat su juo susitikti. Be leidimo jis negalėjo patekti į kitą miesto dalį. Pirmą kartą, klausydamas seno draugo pasakojimą, pergamentus pamatė per spygliuotos vielos tvorą. Matė, kad rankraščiai yra labai seni ir nusprendė, kad nupirks juos universitetui, jei pamatys originalus. Bet tai reiškia, kad reikės važiuoti į Betliejų, tai arabų pusę. Ta patį vakarą, nors įtampa namuose augo taip pat kaip ir gatvėse, profesorius sūnus Igalis atvyko pas jį. Nepertraukdamas išklausė visą pasakojimą. Tėvas jo paklausė, ar privalo rizikuoti ten keliaudamas. Igalis Jodinas tik ką grįžo iš statomųjų tvirtinimų Jeruzalėje kaip vienas iš vadų, geriau negu kas kitas žinojo, kokia situacija iš tikrųjų. Jadinas vėliau parašė savo dienoraštį. Kaip archeologas žinojau, kad negalime praleisti tokios galimybės, kaip kareivis puikiai žinojau, kad tai nesaugu, kaip sūnus buvau sunerimęs. Pasakiau tėvui, kad nevažiuotų. Čia arabų Jeruzalės autobusų stotyje profesorius įsėdo autobusą vykstantį į Betliejų. Tam, kad ten susitiktų su pirkliu Kando. Parašė savo dienoraštį. Buvo vienintelio žydo autobuse. Nepaisant rizikos, sandėris įvyko, jis jau autobusu važiavo atgal. Rankoje laikė 3 rankraščius suvyniotus į laikraštį. Visos kelionės metu ramiai juos laikė rankoje, manė, kad likimas pasiuntė jam tuos 3 tekstus parašytus prieš sunaikinant paskutinę žydų valstybę, o dabar, atgimstant Izraelio valstybė, vėl grąžina. Ir tikrai dar tą patį vakarą Suvienytų nacijų organizacija balsavo už tai. Atsakymas taip reiškia tarptautinį sutikimą, kad būtų įkurta nepriklausoma žydų valstybė. Ta patį vakarą kilo riaušės. Mėnesiams trunkant neramumams, Sukinikas ir nedidelė bendraminčių grupė iš Hebrajų universiteto pradėjo išvynioti rankraščius, kurie per 20 amžių trukusios ramybės buvo susiklijavę. Po truputį pradėjo aiškėti, kas tai buvo. Izaijaus knyga, beveik 7 metrų ritinys, parašytas per 500 metų, kai Izapės pasakė tuos žodžius. Tekstas identiškas tam, kurį žinome iš šiandieninės Biblijos. Antrajame ritinėje buvo 25 himnai, identiški psalmėms, bet parašyti ypatinga kalba. Trečias rankraštis, sudedantis iš 19 stipriai apgadintų kolonų, aprašančių 40 metų pranašų karą. Karą tarp šviesos ir tamsos sūnų. Lemiamą mūšį, kai gėris visiems laikams nugalėjo blogį. Kai sužinotas teksto turinys, iškilo klausimas, kas juos parašė. Sukenikas manė, kad Juozapas Flavijus, pirmo mūsų amžiaus istorikas, kuris aprašė vieną iš nežinomų žydų sektų. Aseitus. Manoma, kad žinoma, kas buvo fariziejai, sadulijai, asetitai. Ir manoma, kad čia kalba eina apie asetitus. Manoma, kad fariziejai buvo šiuolaikinio judaizmo pirmtakais, kad zokėjai gyveno Jeruzalėje. Antrosios Jeruzalės šventovės laikais, Jėzaus Kristaus laikais ir anksčiau žydų pasaulis buvo pasidalinęs. Pasidalinęs dėl to, kaip reikia aiškinti įsakymus ir kaip reikia traktuoti romėnus. Sadukėjai, būdami ultrakonservatyviais religijos fundamentalistais, tais laikais buvo politikos elite. Jie reikalavo laikytis Mozės teisės, tačiau kasdieninėme gyvenime elgėsi skandalingai ir greitai prarado populiarumą paprastų žmonių tarpe. Toros surašymo pabaiga žydams yra religinė šventė. Viena klaida ir visas ritinys per niek. Raštininko amatas perduodamas iš kartos į kartą. Izaijaus ritinys parodė, kad tai, kas parašyta antrosios šventovės laikais, nepasikeitė. Nedideli pasikeitimai ritinyje, bet dideli judaizme.
Studenci rabinacji Rabinai studijuojantis Jeruzalėje diskutuoja įvairiais teisės interpretacijos klausimais. Kiekvienas žodis, kiekvienas sakinys yra diskusijų objektas. Takie dysputy zaczęły Tokios się diskusijos prasidėjo dar antrosios šventojos laikais. Ten ruch Šį judėjimą žinome kaip fariziejus. kształtował Jis judaizm padarė judaizmą tokį, kokį žinome dabar. Ci Šie ultraortodoksai žydai Jeruzalėje dalyvauja demonstracijoje prieš šabašo teisės nesilaikymą. przeciw złamaniu prawa o szabasie. Nie uznają, Jie nepripažįsta Izraelio valstybės ir tiki, kad tik może przynieść zbawienie. Mesijas ateimas gali atnešti išgelbėjimą. W pewnym sensie Kažkuria prasme, savo nusiteikimu ir savanorišką izoliaciją jie labiausiai panašus į Asenčikų sektą. Eseńczycy byli surową, Aseitai buvo vienišų vyrų, rūsčių ir disciplinuotų, którzy przestrzegali kalendarza turinčių griežtą hierarchiją sekta. Jie laikėsi Saulės kalendoriaus, kuris suteikė jų gyvenimui specifinę žydų tekmę. przed wschodem Tas, kas norėjo įstoti į šią sektą, turėjo išbandyti 3 metų išbandymą. Prieš Saulės patekėjimą nekalbėjo apie pasaulietinius dalykus, bet meldėsi, prašydami jos pasirodymą. Būtent taip Jozapas Flavijus aprašė jų gyvenimą. Patvirtino, kad ir pats buvo aseitas. Podczas gdy profesor Tuo metu, kai profesorius Sukinikas studijavo šios nurodymus, kad sukurtų mokslinę teoriją, vyskupas Samuelis toliau ieškojo žinovo, kuris galėtų identifikuoti rytinius. Tik 1948 m. vasaryje Markas Samuelis atvyko pas profesorių Sukiniką. Profesorius pamatė 4 rytinius, kai išvyniojo vieną jų perskaitė. Regulų knyga. Suvienijimo taisyklių knyga. Atsilieps į visų malonę, kurie laisva valia pasirašys laikytis Dievo žodžių, kad galėtų tapti Dievo tarnais. Sukinikas tuoj pat pasiūlė parduoti rytinius. Savininkas pasakė, kad paskambins vėliau, nors niekada to nepadarė. Tačiau Sukiniko susidomėjimas užtikrino jį, kad rytiniai yra vertingi ir Samuelis nedelsint susisiekė su Amerikos Biblijos tyrimo mokykla. Tikėjosi, kad amerikiečiai pasiūlys didesnę kainą. 1948 m. amerikiečių mokyklos Jeruzalėje direktorius netikėtai pamatė rytinius, kurie buvo surašyti senovės tekstais. Nežinodamas nieko apie jų turinį, jis pavedė ištirti jų autentiškumą. Nufotografavo juos ir informavo žymiausią Amerikos archeologą ir biblistą Hopkinso universiteto profesorių Albrightą. Buvo pranešta, kad surasti paslaptingi rankraščiai, rytiniai. Vienas iš jų išvyniotas ir pasirodė panašus į Biblijos tekstą. Tačiau kiti tvirtino, kad tai nėra Biblijos tekstas. Buvo bandoma perskaityti tekstą, bet nebuvo galima suprasti prasmės. Próbowano odczytać tekst, ale nie udało się uchwycić jego sensu. Padariau jiems, kad mėgintų skaityti ženklą po ženklo, žodį po žodžio, Słowo po słowie. A ja już o jau aš visą tai sudėliosiu. Albrightas skaitomą rankraštį pavadino disciplinos pagalbininku, nes tai buvo religinės suvienijimo regulos, vadinamos naujasis susivienijimas. również i on Jis taip pat juos priskyrė aseitams. wezwaliśmy Pakvietėme spaudą. oświadczył Jis paskelbė, kad reikalą turime su didžiausiu visų laikų archeologiniu radiniu. archeologicznym wszechczasów. Mamy tu w Čia turime aseitų regulų ir papročių aprašymą. ten tekst Šis tekstas pagilino Biblijos tyrimą ir sukėlė diskusijas akademijos sluoksniuose. możemy Galime daugiau sužinoti apie judaizmo atsiradimo pamatus ir Naująjį testamentą, negu iki šiol žinojome. dotąd wiedzieliśmy. 15 maja 1948 m. gegužės 15 d. kilo karas tarp Izraelio ir jos arabiškųjų kaimynų. Po 7 mėnesių kovų Jeruzalė buvo padalinta, o Kamrano grotos atiteko Jordaniniai. weszły w posiadanie Jordanii. Kai gyvenimas ėjo į vėžes, archeologai grįžo į grotas kaip galima greičiau. Tai vienas indų, kurie tėvo Deso rasti kapavietėse. Jie buvo pagaminti specialiai rytiniams nuo mirusios jūros laikyti.
Dwoje były owinięte. Ritiniai buvo įvinioti į lininį audinį ir sudėti iš juos specialius indus. Zwróćmy uwagę, że Atkreipkite dėmesį, kad indai turi specialias kilpas. następnie Po zakładano to indai būdavo uždengiami dangščiu kaip šie. osznurowywano, sznur zawiązywano. Sznur biegł poprzez Po to obudowania na virvėmis būdavo surišama. właśnie Taip, dwoje ritiniai buvo się przez apie 2000 metų. tysiące lat. Życie wróciło do normy. Gyvenimas grįžo į vėžes, tačiau ne visiems. Beduinai prarado pelningą kontrabandininkų užsiėmimą ir persimetė į archeologiją. Sekančius 4 metus kasinėjant antrasta tūkstančiai rankraščių ir 10 tūkstančių fragmentų iš 14 Kamrano grotų. Wokół Qumran. Od tego Tada prasidėjo kasinėjimai. bezprawne Neteisėti beduinų atradimai ir legalūs archeologų kasinėjimai. Apgailestaujant reikia pripažinti, kad beduinai visada buvo pirmi. Aby zwiększyć Kad labiau pasipelnytų, beduinai pradėjo karpyti rankraščius į dalis. a żeby zapobiec Kad užkirsti kelią tokiam naikinimui, Jordanijos valdžia nustatė kainą 1 svaras už 1 kvadratinį centimetrą. kwadratowy. Strategia poskutkowała Tokia strategija nulėmė, kad Jordanija buvo užversta rankraščiais, tame tarpe ir mažyčiais gabalėliais, atneštais dėžutėse nuo cigarečių. piwnice Muzeum Rockefellera Rockefellerio muziejaus rūsiai užpildyti, tačiau biudžetas nukentėjo. a więc zaproszono innych Todėl buvo paprašyta kitų McGill, McGill, McCormick ir kitų mokslo įstaigų, net Vatikano pagalbos. miały one kupować Pabaigus tyrimus, rankraščiai turėjo būti gražinti savininkams. przekazane właściwym nabywcom. École Biblik 1892 metais įsikūrė Jeruzalėje, kad kunigams suteiktų mokslinius teologijos pagrindus. Todėl buvo akivaizdu, kad užsiims rytinių tyrinėjimo. O kai mokslo įstaigos direktorius tėvas Devo pasiūlė sukurti tarptautinę mokslininkų grupę rankraščių publikavimui, buvo aišku, kad jam bus pavesta vadovauti šiai grupiai. Devo sukūrė grupę rankraščių skaitimui ir tyrinėjimams. Jo tikslas buvo perskaityti ir publikuoti rankraščius. Troško rasti ryšį tarp šių rytinių ir aseitų iš Qumrano. Tutaj około 1800 metrów Čia poniżej apie 1800 metrų žemiau olos yra Hilbet Qumran. Aseitai gyveno vakarinėme mirusios jūros krante, buvo atsiskyrėliai, gyveno be moterų pinigų. Jiems draugiją sudarė tik čia augančios palmės. Šios citatos iš Plinijaus vyresniojo pirmojo mūsų eros Romos geografo ir gamtos istoriko aprašymo. Ir yra vienintelė nurodymų, kur gyveno aseitų bendruomenė. 1953 metais pavasarį tėvas Devo vadovavo kasinėjimams šiame krante. Šie kasinėjimai turėjo tęsti dar 4 pavasarius ir sudaryti bendrą vaizdą, kaip gyveno aseitai. Tai vienas įdomiausių kasinėjimų Palestinoje. Turime aseitų bendruomenę ir aseitų rankraščius. Turime aseitų kepyklą, puodžiaus dirbtuvę ir kitą. Mamy wspólnotę Eseńczyków i rękopisy eseńskie. Mamy też eseńską piekarnię, garncarnię i wszystko inne. 2 mėnesius truko kasinėjimai, atidengė statinių liekanas. Netrukus tapo aišku, kad tai buvo gerai organizuota gyvenvietė, susidaranti iš 30 pastatų. Kai kurie turėjo medinius aukštus. Tokio medinio aukšto, kuris sugriuvo prieš amžius liekanas, archeologai rekonstravo stalą iš smėlio, cemento ir gipso. O kai buvo atrastas rašalinės, Devo šį kambarį pavadino skriptoriumi, patalpą, kurioje buvo rašomi rytiniai. Nemanau, kad kas nors buvo rašoma Qumrane. Galima sakyti, kad tai buvo jų slapta biblioteka. Čia buvo slepiama. Arba sunkiais laikais buvo atnešamos čia knygos, kad padėtų jas į slėptuvę. Hebrajų žodis geneza tinka Qumranui. Geneza hebrajiškai reiškia paslėpta, šventų daiktų paslėpimo vieta. Jei toros būna apgadintos arba susidėvėję,
kaip šioje saugykloje, kur buvo gaisras. Jos sudedamos į indus, kurie atrodo taip kaip iš Kumrano. Urządza im się ceremonię pogrzebową. Joms yra suorganizuojama laidojimų ceremonija. Żydzi ukrywają Žydai slepia savo rytinius į genezą per karus arba persekiojimus. Oto dlaczego Todėl kai kurie mokslininkai tiki, kad tekstai iš Kumrano buvo paslėpti prieš romėnų užkariavimą. nadchodzącymi Rzymianami. Gausiausia geneza rasta Karaitų sinagogoje Kaire 1886 metais. Joje atrastas dokumentas identiškas rastam Kamrane, vadinamas Damasko dokumentu. Grupė žydų rabinų, greičiausiai fariziejai, buvo priversti palikti Judėją ir iškeliavo į Damaską, į šiaurę. Ten sukūrė bendruomenę ir buvo surašytas dokumentas, naujo susivienimo pagrindas. Tam też zorganizowali wspólnotę, Taip kaip ir Naujasis testamentas. dający podwaliny nowemu zgromadzeniu, tak jak Nowy Testament. A new covenant, which means a new testament. Ten cmentarz Šios Karaitų kapinės Jeruzalėje pasakoja apie naują Karaitų sektą, kuris susikūrė 8 amžiuje. Teksto iš Damasko ir šio iš Kumrano panašumas nurodė, kad to antrasis kilęs iš viduramžiais 8-9 amžiuje kaip ir Karaitų. równolegle z karaickim. Jednak badania Tačiau wykazały, tyrimas że parodė, kad tekstai iš Kumrano atsirado prieš tūkstantmečius. okazało się, Pasirodė, że kad dokument Karaitų tekstas yra pažodinė teksto iš Kumrano kopija. Tai mislinga. zagadkowe. Teorie, że teksty są Teorija, kad tekstai yra labai seni, patvirtino neįprasto varinio rytinio atradimas. sądzą, że pochodzi z Kai kas mano, kad jis sukurtas antrosios Jeruzalės šventovės laikais, to kad jis dar nebuvo rozwoju sunaikinta. w metalu, nie mówiąc o mieście. Tai pirmo tokio rankraščio padaryta ant metalo atradimas, nekalbant jau apie varį, tačiau tai, kas ant jo išrašyta, tai istorija apie auksą, istorija apie nesurastą lobį. W efekcie stuleci Šimtmečiams veikiant korozijai rytiniai tapo pernelik trapus, kad juos galima būtų išvinioti, nuspręsta juos supjaustyti plokštėmis. od tej Buvo pory nufotografuota grupė senųjų Biblijos rankraščių tyrinėtojų Klermonte, Kalifornijoje. Kalifornii. Tai kas čia yra? Tai skamba kaip kažkas iš Disnėjaus filmų. To Bet tai yra dokumentas, kuris sako, kad galima rasti užkastą lobį. który mówi, gdzie znaleźć zakopany skarb. A mowa tu O kalbama čia apie tikrą lobį. Sidabrą, apie tai, kas gali užtikrinti turtus. Wiosną 1953 m. pavasarį mirė profesorius Sukilikas. Jadin. Jo sūnus Jedinas tęsė tyrinėjimus. Następnego Sekančių lata metų vasarą Jedinas Albraito kvietimu skaitė paskaitas Džono Hopkinso universitete. 1 czerwca 1954 m. birželio 1 dieną dėmesį prikaustė skelbimas Wall Street Journal leidinyje. Parduodama 4 rytiniai rasti prie mirusios jūros Biblijos rankraščiai, kuriems virš 2000 metų. Jedinas suprato, kad tai gali būti tik Marko Samuelio rytiniai ir nedelsiant atsiliepė į skelbimą. Vėlų pavasarį į Jeruzalę grįžo dar 4 šventi rytiniai, piemenų rasti prie mirusios jūros. Morza Martwego. Jadin Taip Jedinas užbaigė tėvo pradėtą darbą. zaczęty przez swego Galutinė kaina $250 000. Jerozolimie Ištyrus rytinius Jeruzalėje pažymė premjeras Šeretas paskelbė, kad valdžia nusprendė pastatyti knygos šventovę, kurioje bus saugojami 7 rytiniai. na terenie Uniwersytetu Hebrajskiego. 2000 metų skaičiuojančio pergamento išviniojimas tai sunkus darbas. Ostatni Paskutinis rytinių parašytas senovės araminų kalba. groty Grotos prie mirusios jūros grąžino trūkstamą žydų ir šventosios žemės istorijos dalį. Świątynia Księgi to Knygos šventovė tai muziejus Jeruzalėje, specialiai pastatytas rytiniams nuo mirusios jūros saugojimui. biały dach symbolizuje pokrywę Baltas stogas simbolizuoja indų, kuriuose jis buvo laikomas dangčius. Przejście od białego do Perėjimas nuo balto iki juodo monolito simbolizuoja kovą tarp šviesos ir tamsos, dažna tema pas aseitus.
Šie laiptai veda į požemius, į rūsius, kur galima rasti ritinius. Rūsiuose ritiniai saugomi tam tikroje šviesoje ir drėgmėje. Muziejus funkcionuoja ir kaip tyrimų centras. Čia atvyksta mokslininkai iš viso pasaulio, o muziejus remia visų rankraščių tekstų publikavimą. Visai kitokia padėtis kitoje sienos su Jordanija pusėje, Rockefellerio muziejuje rytų Jeruzalėje. Šimtai rankraščių buvo 8 mokslininkų iš tarptautinės grupės privati nuosavybė. Tai maža grupelė. Būtų gerai ten įtraukti naujų žmonių. Bandėme, tačiau niekas netvyko. Visi mano, kad šie maži gabaliukai neturi jokios reikšmės, todėl mūsų taip mažai. Vienu turtingiausių radinių buvo 4 grota, esanti už 200 metrų nuo buvusios gyvenvietės. Vien šioje grotoje rasta apie 15 000 fragmentų ir daugiau nei 500 ritinių. Kadangi jie buvo stipriai apgadinti, surinkti kartu ir nufotografuoti, tik 1960 metais dauguma iš jų nebuvo publikuoti. Būtent 4 grota sudarė problemų. Joje buvo apie 500 skirtingų tekstų, visi gabaluose. Tačiau per 35 metus liko tik 100 jų publikuota. Tarptautinė grupė liko maža pasišventusių mokslininkų grupė. Dėl nuolatinio pinigų trūkumo daugelis mokslininkų čia atvažiuodavo atostogų metu. Čia Rockefellerio muziejaus salėse jie dirbo prie tekstų. Rankraščiai buvo laikomi tarp paprasčiausių 2 stiklų ir per tuos metus, veikiami saulės, buvo dar labiau apgadinti. Pradžioje mokslininkų grupė daugumą sudarė katalikai. Jie buvo kunigai, vienuoliai ir Džonas Trandžedželas, kuris perėjo į katalikybę. École Biblique vadovavo Vatikano Biblijos komisija, susidarant iš kardinolų ir patarėjų, žymiausių katalikų bažnyčios mokslininkų. Ši komisija prižiūrėjo visus religinius katalikų tyrinėjimus. 1955 metais tėvas Devo tapo Vatikano komisijos patarėjų ir nuo to laiko visi Biblijos tyrimo direktoriai įėjo pas jį sudėti. Netoli Kumrano yra Ail Hodžil vienuolynas, iš kur pravoslavo maldininkai vyksta prie Jordano upės, prie kurios, kaip sakoma, Jonas Krikštytojas krikštijo Jėzų. Krikštas buvo kasdieninių Kumrano bendruomenės dalykų, kadangi ši bendruomenė taip pat praktikavo ir pasinerimo ritualą. Kai kurie mokslininkai padarė klaidingą išvadą, susiję Joną Krikštytoją ir pirmuosius krikščionius su aseitais. Aseitai gyvenę Kumrane buvo tampriai susiję su vandeniu. Čia iš tikrųjų sausas ir nesvetingas gamtovaizdis, todėl jie pastatė kanalų sistemą ir šiuo būdu kritulių vandenį sutelkdavo požeminėse talpose. 1 arba 2 kartus per metus būdavo smarkios liūtys, kurių vanduo sutekėdavo nuo Judėjos kalnų į mirusią jūrą esančią 1200 metrų žemiau. Bendruomenė surinkdavo šį vandenį į telkinį, iš kurio kanalais jis tekėdavo į požeminę talpą. Kanalų sistemos dėka vanduo patekdavo į visos gyvenvietės dalis. Apvalys jūs nuo visų blogų darbų šventosios dvasios pagalba. Suteiks jums tiesą, kaip apsivalymo vandenį. Šie žodžiai yra iš susivienimo regulos, iš rytinio, kuriame surašyta Kumrano bendruomenės teisė. O jo kūną apiplauna apsivalymo vanduo, nes turi apsivalyti, nes turi nuolankiausiai atsiduoti Dievo įstatymams.
Dzielili Panašiai kaip ir pirmieji krikščionių bendruomenė, aseitai dalyjosi savo turtais. W starożytnym chrześcijaństwie Senovėje niektórzy kai kurie chrześcijanie krikščionys odchodzili taip tak išeidavo daleko, że į sausą ir nesvetingą dykumą, ten įkurdavo vienuolynus ir gyvendavo bendruomenėje. Wiedli żywot modlitewny. Gyveno paprastą maldininkų gyvenimą toli nuo visų pagundų. Jak na przykład Kaip pavyzdžiui čia, Švento tu niedalekim Jeronimo vienuolyne. jak Eseńczycy Vietoje prawosławni esančioje netoli buvusios aseitų gyvenvietės. Kaip ir aseitai, šie pravoslavų vienuoliai gyvena bendruomenės gyvenimą. poświęcają wszystkie swoje Viską uczynki atiduoda na Dievo chwałę Bogu. garbinimui. Przez Per šimtmečius vienuoliško gyvenimo idėja buvo laikoma vienintelė teisinga krikščioniško gyvenimo idėja. formę życia chrześcijańskiego. Kumrano tekstuose teisingumas ir tobulumas yra labai svarbus dalykai. Idėja, kad kažkokia grupė žmonių nusprendžia gyventi vienuolių gyvenimą, buvo labai svarbi. Życie wspólne. Dar svarbiau yra tai, kad tai yra pirma vienuolių bendruomenė vakarų pasaulyje. Zwłaszcza jeśli pamiętamy, że jest to pierwsza wspólnota monastyczna w świecie zachodnim. Rytinė iš Kumrano, kuriame surašytos Mozės teisės, sako, kad kai susirinks vakaroti, dvasininkas turi palaiminti duoną ir vyną. Tada Izraelio mesijas turi ištiesti rankas virš duonos, o visi susirinkę bendruomenės nariai turi laiminti duoną. This is the Jest new Tai yra to paskutinės vakarienės prototipas. supper. And the idea of Eucharist come idea Duonos vartojimo idėja, Dievo kūno ir vyno išgelbėtojo kraują. wina, krwi Zbawiciela. Te podobieństwa Šie między panašumai tarp chrześcijanami aseitų ir a pirmųjų krikščionių sukrėtė pasaulį. wielkie poruszenie. Parašyta šimtai knygų ir straipsnių, kuriuose išreikštos įvairios nuomonės. Mokslas susimaišė su populiariais mokymais, o visą tai privedė prie įvairių išvedžiojimų. Įtarta, kad net pats Jėzus buvo aseitas. Iponas Somenas tvirtino, kad krikščionybės lopšio neturi būti Betlėjus, ale bet Kumranas. but in Qumran. This was Žinoma, to buvo per daug, kad krikščioniškas pasaulis tai galėtų priimti. chrześcijaństwa. too strong also for some scholars to agree to it. Kiedy połączono wyniki Kai palyginta kasinėjimo medžiaga su rytiniu turiniu, tėvas Dievo ir jo grupė nustatė tikėtiną bendruomenės iš Kumrano gyvenimą. Sutinkamai su šia hipoteze, Kumrane gyveno vienuolijos bendruomenė, kurioje aseitai gyveno atsiskyrėlišką to meto gyvenimą. Gyvenimą neramių laikų, kuriuos pranašavo nauji tūkstantmečiai. Aseitai gyveno atsiskyrę, meldėsi, meditavo prie knygų ir dirbo. A monkish structure on Qumran. This is important because some of the earliest people writing on Qumran came from a monastic background and imposed their viewpoint on Qumran studies, and this was accepted. And therefore they sort of Eseńczycy żyli w solitude samotności, and modlili copying się books i all day as if pracowali. they were a medieval Medytowali Pismo monastery. Święte. Wykopaliska z Kasinėjant Kumrane ujawniły atrastas kupę dviaukštis sargybos bokštas. Do wieży nie było Į wstępu. bokštą negalima buvo įeiti iš Jedyne wejście parterio. prowadziło z głębi osady. Vienintelis įėjimas buvo iš gyvenvietės pusės, tai rodo, kad gyvenvietė buvo lik fortas. To coś, co silnie Tai kalba apie wyziera karą. rozwoju o wojnie. W latach 50. 1950-60 metais akademinės diskusijos privedė prie nesutarimo. Kas rašė rytinius? Kas gyveno Kumrane? Ir kokią įtaką jį turėjo krikščionybė? W roku 1964 metais Jedinas atkasė fortą Masadę, esantį vos už dienos kelio nuo Kumrano. Masada buvo paskutinė žydų sukilimo prieš romėnus bastiono. Čia žydų fanatikai, vyrai, moteris ir vaikai įvykdė masinę savižudybę, kad nepatektų į romėnų rankas. Jedinas atrado ryšius tarp aseitų ir Masado žmonių, kas iki šiol yra diskutuotina. 1966 m. lapkrityje Jordanijos valdžia nacionalizavo Rockefellerio muziejų ir rytiniai tapo jų nuosavybę.
Miało to To pasekmės liko, kai po to jie perėjo Izraelio nuosavybėn. W roku 1967 metais kilo 6 dienų karas. Brama Mandelbauma i jej Bandelbaumo vartai ir apylinkės buvo užimtos. Brama Damasceńska i Tolimesnis tikslas – Damasko vartai ir Rockefellerio muziejus. W drugim dniu Antrą wojny karo dieną Izraelio kariai kovėsi, kad užimtų Rockefellerio muziejų. Tam priešinosi Jordanijos kariuomenė. Po sunkios kovos muziejus buvo užimtas. Po ciężkiej walce Rockefellerio muziejus yra netoli senamiesčio, vos už 200 jardų nuo mūrų. Muzeum Rockefellera Vakarų mūras buvo žydų rankose, o kartu su juo ir žydų istorijos lobiai rytiniai nuo mirusios jūros. Mur zachodni był w rękach Żydów, a wraz z nim skarby żydowskiej historii. Zwoje Pamatėme šūvio apgadintas sienas. Keletas rankraščių buvo pavogto kareivių, tačiau didelių sunaikinimų nebuvo. Podczas gdy walki jeszcze Kai dar vyko mūšiai, Jedinui buvo duotas džipas ir eskortas ir jis nuvyko į Betliejų. Jis visus tos metus įtarė, kad prekiautojo senienomis Skanda turi vieną ritinį. Matydamas ginkluotus karius, Skanda iš pogrindų virtuvėje išėmė batų dėžę. Atidarė dėžę ir padavė Jedinui ilgiausią 8,5 metrų ritinį. Šventovės ritinys, kaip jį pavadino Jedinas, pasirodė esąs seniausias ir svarbiausias. Niebiblijnych tekstów z Qumrana. Widać na nim Jame matome raidės rašmenis. napisy. Tačiau jei pirklio slepiamas gulėtų dar ilgiau, iš jo nedaug kas liktų. Nie pozostało Didelė šio ritinio dalis būtų negrįžtamai sugadinta. i wielka część zwoju świątynnego całkowicie by przepadła. Zwój Šventovės świątynny ritinys buvo atrastas ir pateko į Izraelio rankas. Flaga opada po Rytų Jeruzalės aneksija atnešė nesuskaičiuojamą kiekį archeologinių lobių. Aneksja wschodniej Jerozolimy przyniosła ogromną ilość skarbów archeologicznych. Svarbiausia tų lobių buvo 800 rinkinių ir 1000 fragmentų. Koronnymi klejnotami wśród tych skarbów było 800 zwojów i 1000 fragmentów. Ale kiedy Tačiau, kai izraeliečiai pateko į muziejaus rūsius, jie buvo sukrėsti. zwoje rozlatywały się Rytiniai birėjo dėl netinkamos w konservacijos. tym pokoju mamy zwoje, które Šiame nie są kambaryje yra rytiniai, kurie dar nebuvo publikuoti ir prie kurių dirba mokslininkai. Pokażę wam parę Parodysiu przykładów, keletą jakie pavyzdžių. mamy. Oto Tai przykład fragmentai, zwoju, kurie čia buvo fragmenty, saugojami. które są tu Taip jie buvo laikomi prieš 1967 metus tarp dviejų stiklų sutvirtintų pačiu primityviausiu būdu lipne juosta. między dwiema Tai szklanymi klijai szybami ir połączonymi juosta, kurie jie buvo suklijuoti. w ten sposób taśmą klejącą. To klej i taśma, którymi je zlepiono. Świat nauki miał nadzieję. Mokslo pasaulis tikėjosi, kad Izraelis paskubins rytinių publikavimą. Ale Tačiau pasaulio nuomonė ir raginimas gerbti metus trukusi vienuolių darbą nulėmė, kad Izraelis nusprendė rytinių tyrimą palikti buvusiai tarptautiniai grupiai. It was theirs. Priklausė jiems. należały do nich. I nawet Net mirusieji palikdavo šį darbą savo draugams ir mokiniams. Ir tada mokinys ar kolega turėjo tokius pat teisės ir tikslus, kaip ir jo pirmtakas. Just the man who died has. Ten jest Šis yra visai neblogas, o čia nesutampa eilutės. wierszami. Tu jest za Čia wysoko, per aukštai, o čia per žemai. ten nie może być w Tai tym. negali būti Dlaczego? Ponieważ visos. nie został złożony Kodėl? odpowiednio. Todėl, kad neteisingai sudėtas. Tu występuje O čia połączenie dalis tej nesutampa. części z inną. Ta część Ši dalis uždengia aną.
Wszystkie te fragmenty... Visus šios fragmentus reikia sudėti teisingai, kai kurie jų dar nepublikuoti. Ten nie jest opublikowany. Šis yra nepublikuotas, tas taip pat, tačiau padaryti negatyvai. Zestawienie razem setek Sudėti šimtus fragmentų, kad sudaryti visą rytinį, reikalauja didelio tikslumo. ze zwojami biblijnymi Su Biblijos jest fragmentais nieco yra łatwiej, bo lengviau, nes žinoma, koks bus sekantis fragmentas. Daugiausia rūpesčių kelia nežinomi nebiblijiniai tekstai, kurie turi būti sudėti iš įvairių nežinomos kilmės fragmentų. Kad tai padaryti, reikia tiksliai identifikuoti autoriaus rašymo būdą ir raidžių struktūrą. Neturime čia tokių rytinių susidedančių iš 50 ar 100 kolonų, kaip pavyzdžiui Isajaus rytinys. Turime niekingus suplėšytus gabalėlius. Yra toks 35 metus mokslo pasaulyje žinomas dokumentas. Tikriausiai apie jį girdėjote, vadinamas MMT. Turi 121 versiją ir visi tvirtina, kad jis labai svarbus. Visi turi jo kopijas, tačiau niekas negali į jį pažvelgti. Tačiau kažkas gavęs jo kopiją publikavo nelegalią jo versiją. Tai nepublikuotas tekstas iš Kamrano. Mokslininkai apie jį žino jau 5 metus. Girdėjome kalbas apie jį. Apie jį kalbėta konferencijoje. Niekada neleista mums jo pamatyti. Lenkų mokslininkas Kapera, Komrano kronikas leidėjas, nusprendęs, kad jei visi kalba apie tekstą, bet jo nematė ir visą tai reikia baigti, publikavo tekstą. Publikavo iki tol nepublikuotą tekstą. Tarptautinės komisijos reakcija buvo žaibiškai radikali. Pareikalauta, kad Kapera sudegintų visus egzempliorius, priešingų atveju pagrasino bausmėmis. Tai labai svarbus tekstas. Matoma, kad tai teisės mokytojo Kumrano bendruomenės įkūrėjo laiškas. Galima pamatyti Sadukėjų, buvusią vieną žydų partiją Jėzaus laikais. Apie ją žinoma labai mažai, nes nežinome jų raštą. Nepublikuotas tekstas padidino abejonės, kurios, kaip manyta, turėjo paaiškinti rytinius nuo mirusios jūros. Taigi ryšių su aseitais paaiškinimo turime dar daugiau neaiškumo. Tikiu, kad Kumrano gyventojai buvo tampriai susiję su aseitais, tačiau vadinasi Sadukėjais. Tai komplikuoja bendrą vaizdą. Reikia manyti, kad čia turime reikalą su įkūrimo dokumentu, kuris keičia vaizdą dėl sektos susikūrimo ir keičia hipotezę apie aseitus. Tarptautinė grupė buvo radikaliai ir organizuota. Dabar prie publikavimo dirba apie 40 mokslininkų. Izraelio valdžia nurodė, kad visa medžiaga būtų prieinama tyrinėtojams, tačiau mokslininkai turi prižadėti nepublikuoti tekstų, jie gali ją naudoti tik savo tyrinėjimams. Tuo pačiu nustatyta data, iki kada visi mokslininkai turi baigti darbus. Pagal nutarimą tai turi būti 1996 metai. Norėčiau, kad tai būtų 1999-aisiais, prieš tūkstantmečio pabaigą. Pilnas visų rytinių leidimas. Prie visų rūpesčių prisideda didžiausia problema, kaip iš tų 10 000 fragmentų, kurie sudaro nepublikuotų rytinių nuo mirusios jūros dalį. Jie bus sudėlioti. Čia senų Biblijos rankraščių tyrimo centre Kalifornijoje tikima kompiuterinės technikos pagalba. Įvedus fragmentus į duomenų bazę, galima tiksliai pritaikyti fragmentus, kas negalima dirbant su padidinamuoju stiklu. Za pomocą sztucznej inteligencji można dopasowywać fragmenty, gdzie jest to niemożliwe dla uczonych pracujących szkiełkiem i okiem.
Sporządziliśmy tu Dirbame zarys. su šiuo fragmentu. Widzicie, jest Matėte, jo vieta čia. Odwróciliśmy go i Tai teraz tikra bierzemy rewoliucja. zarys i przesuwamy go na miejsce, Žmonės net negali įsivaizduoti, kaip tai buvo daroma anksčiau, gdzie pasował pierwotnie. kai buvo tyrinėjami senovės tekstai, o tuo pačiu ir rytiniai nuo mirusios jūros. electronically, and you can move Teraz można odwzorować kształt elektronicznie i przemieszczać kawałek bez dotykania samego tekstu. jigsaw puzzle. This is revolution. To prawdziwa rewolucja. Ludzie nie będą sobie nawet wyobrażali, jak to robiliśmy w dawnych czasach. Jak to mówią, nie rozumiem, jak można było żyć w czasach przed wynalezieniem komputerów i klimatyzacji. To samo będą mówili o sposobie, w jaki badamy starożytne teksty, a zwłaszcza zwoje z nad Morza Martwego. Dead Sea Scroll. Kiedy jedni Kai polegają vieni na bando naujausią techniką, kiti tiki gamtos jėgų pagalbos. sądząc, że trzęsienia Tikėdamasi, ziemi, kad regularne žemės wykresy drebėjimai, wokół kurie nuolat Qumran odsłonią pasitaiko nowe Kumrano apylinkėse, atidarys naujas grotas. Któregoś dnia ujawnią Ir kurią się. nors dieną jie To atsiras. będzie bardzo ekscytujące. Tai bus įspūdinga. Kaip žinome, kas kelias šimtus metų Jordano apylinkę sukrečia stiprų žemės drebėjimai. I wtedy Tada gali okazuje się, atsiverti że- naujos grotos ir pasaulis pamatys tuos rankraščius. A wtedy, jak sądzę, pewne rękopisy ujrzą światło dzienne. I'd like some Norėčiau, kad Chciałbym, atsirastų aby nauji znalazły rankraščiai. się nowe rękopisy, Labai seni, bardzo kaip stare, pranašo jak teksty Jeremiejaus proroka tekstai. Jeremiasza. Właśnie Būtent tokie. Wszystkie dotąd Vis iki šiol odkryte atrasti zwoje bibliniai są rytiniai yra właściwie identiški jak Biblijos, księgi, kurios dzisiaj znamy. turime šiandien Tu czy tam tekstus. chyba zmieni Čia słowo i pakeistas poprawia žodis, błędów. tačiau Nie wydaje tokie się taisymai żadnych nekeičia prasmės. Jednym z najbardziej Vienas zaskakujących labiausiai tekstów jest kelčia nuo księga nuostabų tekstų Jeremiasza, która yra Jeremėjaus knyga sudaryta iš 17 skyrių, nors įprastai ją sudaro 22 skyriai. z ksiąg biblijnych Iš odkrytych biblinių potrafi- knygų atrastų iki šiol kai kurios randamos dažniau. Na przykład jest Pavyzdžiui, yra 15 genezės kopijų, 25 teisės ir 30 psalmių knygų, bet nerasta nei vienas Esteros knygos kopijos. Nadal pewna ilość Vis dar daug rytinių yra privačių asmenų rankose. Słyszałem Girdėjau kalbas apie rytinius esančius privačiose rankose, tačiau prywatnie. manau, kad tokios kalbos Ale skleidžia obawiam się, że człowiek, który pusiausvyrą to praradęs asmuo. jest to niezrównoważone. Negalime to priimti už gryną pinigą, Nie można więc traktować ich bardzo tai poważnie. išklausyti reikia Trzeba skeptiškai. podejść do nich ze sceptycyzmem. I mean, I couldn't deny that we are not Nie Esame jesteśmy inteligentai, todėl nekalbėkime apie tai. Tai viskas. Więc nie mówmy o tym. To wszystko. Czy widział pan Ar zwoje? matėte rytinius, apie kuriuos niekas iki šiol nežino? To jakieś Tai nieporozumienie. kažkas nesuprantama, tai nesusipratimas. Jei galėčiau prieiti prie tokių rytinių, tai negalėčiau apie tai kalbėti. Nie jest. Todėl tai nėra diskusijų tema. then I can't talk, and you'll say, well, you talked before, and so it's not the kind of subject to discuss. And this is a Skoro mowa o zwojach, to Jei jest to kalbame apie jakby rytinius, jedna tai čia dar niewiadoma. yra nežinomųjų. we're talking about the scroll. Niezależnie od potencjału Nepriklausomai nuo gamtos jėgų, kompiuterių ar žmonių lieka ta viltis, jedna nadzieja, że uda się kad usunąć. pasiseks nugalėti visas kliūtis ir senovės rytiniai galės patys papasakoti apie save. Same za siebie. Dystrybucja, opracowanie i wykonanie kopii Hagi Film i Wideo Wrocław. Ulica Buforowa 4. Czytał Tomasz Orlicz.